dabar su jumis Tomas Bartninkas, kuris turi daugybę titulų. Aš noriu jos perskaityti, nes aš atsidariau postą. Žiūriu, kad reklamos vilkas, kanų liūtas, docentas, someljė ir ten dar buvo prirašyta ir aš galvoju, velniop, negaliu šitiek titulų žmogui vardinti tos scenos. Ir net nebekuklu. Tomai, pats pasakosi. Bartninkas, čia nuo Bartis, Bartninkas. Bartninkas? Gerai, sveiki, tai klausykit, tai čia vis tiek, kas žino reklamą, tai patinka, nepatinka, jūs mane pažįstat. Va, pirma nuotrauka, antra tokia pati. Tai aš esu strategas. Čia yra tiesiog pati geriausia profesija pasaulyje. Kaip kumpis, čia yra, ne pats geriausias šuo, bet jis myli mane besalgiškai kaip vaikai. Tai kas yra strategas, tiek reikia šiek tiek įvesti, nes gal ne visi yra reklamistai. Tai strategas, tai toks žmogus, kuris už nieką neatsakingas, bet labai svarbus. Tai čia yra fantastiška profesija, nes strategai niekada nekalti. Ta prasme, jeigu pasisekė, tai strategija gerai, jeigu nepasisekė, tai kūrybininkai neklausė stratego. Ir šiaip, aš galvau, mano profesija, nes aš šiaip pirmas strategas Lietuvoje, čia šis viskas, čia yra, pas mane viskas pirmas, aš šaunuolis. Pirmoji agentūrai dirba, kuri kurta 89 metais. Nu, va, pavyzdžiui, supraskite, va, ką reiškia strategija. Va, ir į darbą, ir į sodą nuvažiuosi tu su kuo? Nu, čia yra 95 metų reklama. Sveiki, hello to you. Aš čia ne prie ko, aš tada dar į mokyklą jau, bet vat, gali sumanipuliuoti žmonėm. Ir čia darė mūsų agentūra, bet čia tokia reklamos agentūros reklama. Bet netame esmė. Tai strategas yra visą laiką panašus į kunigą. Jis toks neatsakingas už nieką. Tai jeigu į pedofilijos skandalą nepapulė, tai gyvensi ir dirbsi iki mirties. Tai aš būsiu paskutinis strategas, kuris mirs reklama ir būsiu palaidotas Kiemelį, Maironio 11. Tai ateikit į mišias. Tai, nes, kadangi kunigas atsakingas prieš Dievą, aš atsakingas prieš brandą. Tai, sorry. Klientas, žinot, šiandien čia turi to jau kitur dirbę, brandas yra amžinas ir viskas, tu dirbi. Bet einam toliau. Ir kai tu esi strategas ir dar sensantis strategas, tu pradedi atsiduoti savo aistrom. Ir mano aistra yra, jas visi žino, tai viena tai strategija, nes šnekėt galima. Ir kitas yra surprise alus. Kudirka, mielasis mano. Pilsneris. Kuris pilsneris, kuris lageris. Abu yra lageriai, bet ne bet kuris lageris yra pilsneris. Sveiki. Tai aš esu someljė, irgi pirmasis Lietuvoje, nepriklausomas someljė. Žiūrėkit, ką daro reklama ir alkoholis žmonių. Aš taip atrodžiau kažkada. Verslo žinios rašydavo, buvo galima rašyti. Londono akademija. Tai žinai, ir tu supranti, tu esi. Ir čia, kai tu darai kažką, tai aš mėgstu sakyti tiesą. Tai čia yra vidurio amžiaus krizė. Tu sensti. Dar neįdomu ir tu pradėjai ieškoti, kur čia dar, ir tu žinai, ir va, aš someljė. Ir tada tu galvoji, aš galiu, ir tada pyst, žinai, va, čia mano baras, hei, sveiki, čia avordai, o ką, čia yra visus avordus laimėjo šitas, tiesiog, čia neskaičiuojam, čia yra, wow, Lus biblioteka, čia yra sėkmė, lūšta, geras, ir kas nutinka, tu kadangi esi kaip kunigas, tu esi strategas, tu bendrauji su brandais, tu supranti, ir aš čia patavau klientų pirmą kartą gyvenime. Ir supratau, kad yra gyvenime 3 tipų žmonės. Geri, blogi ir statybininkai, bet yra 4 priedermė. Tai yra kūrybininkai, tai yra patys blogiausi žmonės pasaulyje. Nes aš kai buvau klientas, jie mane išvarė iš proto, bet jie tokie yra, jie padaro kažką gero. Ir čia aš jau buvau pasiekęs savo piką mąstymo ir aš tikrai pagalvojau, kad blemba, aš galiu bet ką. Nes tiesiog, čia pienas, tai čia hernė iš vis, čia pienas, neįdomu, čia yra nerimta. Ir rimta yra tai, ko tu nemėgsti. Ir toks klientas ateina Paulius, jis sakė, neskyti vardo, ir dėl to jis yra Paulius, bet pradės nesakysiu, nes klientas ir sako, žiūrėk, Tomai, tu esi strategas geriausias, darom verslą. Aš galvoju, geras, reikia kaupti pensiniam fondui. Ir jis sako, žinok, yra verslo šaka, sako, rūkyta žuvis. Aš, wow, aš, abejinga žuviai. Žuvis yra 3 rūšių, tokia valgoma, neskani ir su daug kaulų. Tai, tik taip, aš suprantu žuvis, aš žvejybas, aš nesmatau, žvejyba yra baisiau negu filmavimas. Žiauriai ilgai ir dar nebūtinai pagauni. Nes filmavime tai nufilmuoja kažką. Tai aš pavyzdžiui, nežinau, kai čia žuvis. Kumbrė turbūt gal, nežinau, vareva. Tai, bet aš sakau, gerai darom.
bet jis sako, nu tai va, aš čia pasamdysiu, sakau, ne, man netinka, nes aš supratau, kaip biznį reikia daryti. Sakau, aš noriu būti akcininkas. Ir aš tapau rūkytos žuvies verslo akcininku. Nes tik vailiai investuoja savo babkės. Aš tapau akcininku, sako, primesk pinigų, sakau, ne, aš duosiu savo smegenis. Ir aš tapau akcininku. Ir gavau 15%, bet kaip aš gavau 15%, nes kažkaip negražu prašyti pinigų, ten akcijų ir sako, tai kaip čia nuspręs, kiek darysim, aš sakau, žiūrėk, parašom ant lapelio, kiekvienas kiek nori akcijų tu duoti, aš kiek noriu gauti ir tada išviniokim, čia toks žaidimas yra. Aš parašiau 10%, galvočiau, blemba naglo, jis parašė 20 žioplys ir aš gavau 15% akcijų. Ir aš buvau 15% akcininkas rūkytų žuvų verslo. Ir aš tikiuosi, kad mane visi pažįsta beveik, bet tikrai tikiuosi ne visi žino, kad aš buvau akcininkas. Aš liepiau nuo mano kitų akcininkų, nuo agentūros mūsų, nes nepatiktų Dyrikui, kad kažkokiam naujam verslė, aš ir taip darbę nebūnu kartais. Bet aš sakau, aš padarysiu viską savo protu. Ir jis sako, darykim. Aš sakau, dabar žiūrėk, aš vadovausiu, nes aš žinau, kaip reikia padaryti rūkyto žuvies brandą. Nes aš brandų toks specas. Ir, čia aš va. Man atrodo, kad čia fotogeniška, žiauriai gerai. Psipišniai, nes bjauru, ta žuvį liestinai smirda, rūkyta visa. Čia širys, ne širys, tas ungurys, man atrodo. Tai ir aš sakau, dabar bus taip, kaip turi būti, nes aš padarysiu brandą taip, kaip prašo, vadovėlis čia bus. Pagal tai visi Lietuvai mokysis, kaip daryti. Tai žiūrėk, ir aš sakau, pirmiausia yra USP. Tu turi išsiskirti. Ir aš galvoju, ką aš pasakau, kaip išsiskirti, aš galvoju, aš nieko nežinau, kaip rūko žuvį. Ir sakau, žiūrėk, reikia, kad žmogus matytų, kaip rūko žuvį. Opa, va, rūkyklą ir jis mato, kabina, džiauna ten, dūmai rūksta. Ir sakau, bet sakau, iš kur mes gausim, sakau, reikia gauti. Ir jie gavo, tas kolega, nes mes ten 3 buvom, nes aš laiką sakau, reikia verslą daryti 3, nes tada nesusipyksi, nes 2 liepia, o aš galiu įtakoti vieną ir tada visą laiką laimėsi. Tai, nes tas 3 visą laiką tartinai, jis žiūrėjo mane tartinai. Martynas, žais šiaip, normalus žmogus, biškai sugainom jam laiką. Tai kas juokingiausia, nes kas mane bent biškai pažįsta, visi žino, kad aš labai nemėgstu Latvių, nes Kanados mokslininkai įrodė, kad Latviai yra atsilikėliai, bet Latviai, taip, žinot, yra lietuviai, tada tokie keisti lietuviai, nemalonus žemaičiai ten link jūros, o tie, kur visai blogi, tai į šiaurę Latviai. Tai, žodžiu, bet jie moka žuvį daryti, nes jie turi daug jūros, daugiau nieko jie neturi. Tai ta žuvelės rūko ir jie čia tokia atvežė pirmą Lietuvoje, nes aš sakiau, viskas turbūt pirmą. Pirmą, kad atvežė latvišką rūkyklą tokią, kur matai, kaip ta žuvis daro. Tai sakau, gerai, USP yra, važiuojam. Tada sakau, antras, hebra, atsiminkit, yra produkt. Va, produktas turi būti žuvelės geros. Aš nežinau, kas čia tikrai nuoširdžiai. Aš tik štaremelį sugalvoju. Tai padarė varškėtai. Taip, matai, čia mano kopis. Nes aš pasakiau, dabar mes darysime normaliai. Tai nebus jokių agentūrų, nes ten yra melagiai, apgavikai, tinginiai, žinau, kaip jie viską daro. Aš pats rašysiu briefą, aš rašysiu copyrightą, nors man dukra sako, kad aš esu neurastenikas, disleksikas, bet neteisybę sako. Tai, nes aš moku rašyti Elus bibliotekoje postų, sakau, rašysim, aš rašysiu, maketuosiu PowerPoint'e, nes aš PowerPoint'e kietas, nes PowerPoint'as yra senas daiktas, geras, veikiantis. Fotografijas, telefų, kažkokiu, viskas bus gerai, bet svarbiausia darysim, bet produktas. Tai iš tikrųjų, jeigu čia jau rimčiau, hebra taip patikėjo, kad jie pirmą kartą Lietuvoje iškėtą rūkė, kas, šitą žinau žuvį, iškėtas rūkytas. Krevetės, žodžiu, skanu buvo, ką žinau, kiek gali būti skani žuvis rūkyta. Ir viskas gerai, produktas yra, sakau, čia yra toks 4P, 1P yra, tai važiuojam. Tada toliau aš sakiau, yra pleis. Ką reiškia pleis? Sakau, turi būti gerai vietoj. Imam tokia faina vieta, Beneglytų turgus, tik atsidarė. Žiauriai kietai ten važiuoja turčiai, sakau, parduosim daug žuvies. Žuvis čia ne pieno savikaina, eikite, žuvis pigiai, parūkai brangiai ir pardavinėjai. Ir nėra jokių bakterijų, nesgi dūmai, tai kam tos fucking bakterijos rūpi? Ant žemės svarbiausia nelaikyti, palėtę padėtis, popierius ir laikai, ir jinai stovi ilgai. Žuvis. O jeigu jinai padžiūsta, tai vis tik sako, čia toks receptas. Tai vis tik nieks nežino. Ir va ta vieta, tada aš sakau, žiūrėkit, toliau hebra, toliau yra toks brandas. O brandas tai yra, prasideda nuo ko? Nuo pavadinimo. Ir aš sakau, labai gerai galim sukurti, bet brangiai kainuoja. Copywriteriai, sakau, aš sukursiu. Nes aš jau moku viską.
Ir aš galvoju, žinau dabar sakau, Hebra, koks populiarus brandas yra. Kiaulė rūkė. Taip, matot, koks geras pavadinimas. Ir aš sugalvojau geriausią savo pavadinimą, žiauriai, čia tikrai reikėtų plotnės, žiauriai skietas, plekšnė migloje. Ir aš ant tiek juos užhypinau ir jie pasirašė, uabą, padarėm viską. Ir jie sako, blemba, bet mes nerūkom plekšnių. Aš sakau, mes pirmieji būsim, kurie rūko plekšnės. Plius jos plokščios, jokingai atrodo. Sako, nelabai skanės. Nesmė, sakau. Pas mus turi būti, mane Česlas išmokė, aš turiu šitą. Turi būti viskas, kaip brandė, kiekvien. Tai plekšnė, sakau, pas mus bus per kraują. Sakau, bet galvotas, sakau, man pofigiu plokščią plekšnė lietuviai. Nu, koks skirtumas. Ir tada, sakau, bet reikia dabar bežiūrėkit. Bet vienintelė vieta, kur netaupysim, ten mano draugų, o iš tikrųjų ne, ten talentingų žmonių. Sakau, bet vat, viena bėda, aš negaliu logotipo nupiešti. Tai viską galiu, bet logotipo piešti negaliu. Tai sakau, samdysim kiečiausius iš alaus bibliotekos. Čia žinau, yra žmonių, kurie man labai daug padėjo ir labai dėkingas, bet visų negam samdyti. Tai samdysim Tadą Kazakevičių, kiečiausią logotipų kurėją. Nu, iš tikrųjų, blemba žmogus, sąžiningas, kadangi draugas, už labai pigiai padarė stiliuką gražų. Va, logotipas. Taip, nu, ta prasme, čia profas, čia va yra Tad. Tarp kitko, Tadui siūskit, jis padarys už pinigus. Nepigiai, bet padarys. Žiauriai talentingas žmogus. Tai va, nu ir viskas yra, tada važiuojam toliau. Reikia, produktas yra. Ir Hebra sako, kaip dar vienas P pozicionavimas. Sakau, aš jums kaip draugam pasakysiu. Pozicionavimas yra laiko švaistimas. Aš strategas, aš žinau. Nafik, kertam kampus. Viskas girtai paaišku. Klientai man taip sako, viskas aišku. Na, nu kam, aš dar darysiu savo pozicionavimus. Pas mane galvoju, viskas yra, viskas apgalvota. O auditorija, savo, Hebra, davai darykit savo. Žiūrėk, tu rūkyk, tu užsiimk finansais, nes aš nemoku skaičiuoti, o aš užsiimsiu visų likusių. Komunikacija, nu, pasitikėk manim. Tai pažiūrėk, alaus biblioteka, matai kaip veikia, kaip pilna žmonių. Nu, davai tada. Pumt, padarėm, apipydalinom, gražiai, nu, žiauriai gražu. Nu, taip, Tadas, nu, sakau, mes su Tadu padarysim. Biškiai apgavom, Tadui sumokėjom daugiau, dar dalį pasidalinam su juo. Nu, aš akcininkas, nu ką, aš tik tais idėjinis akcininkas, ašgi pinigų neturėjau. Nu, turėjau, bet nedaviau. Šiaip, ne, nu, nenustuokit, jūs nejuokaukit. Tai va, nu, ir važiuojam toliau. Ir tada, sakau, prasideda, va, komunikacija prasideda, viskas taip, kaip vadovėlį. Žiūrėkit, bet reikia, kaip sakant, copy with pride, iš tikrųjų reikia vokti gerus dalykus, idėjas. Šturmų švyturio, štampuką pasivogėm, sugalvojame, va taip daryti, popieriuką, čia didžiausia melagystė, nes jisai geras bičias, jisai mes nebedraugam daugiau, bet Martynas jisai labai geras žvėjys, bet žuvies nevalgo. Sakau, mėluosim, trufeltol. Nu čia, sakau, nebetrūf, sakė, negalima, sakau. Nu ir jis jiems žurnalistam pasakodavo, kaip jis ten žuvį pagauna, kaip bučia. Nu jis iš tikrųjų pagauna, bet žuvies nevalgo. Nu tai, sakau, nu kaip mes sakysim, nu. Tai jis buvo veidas, aš sakau, o kodėl tu nelindi? Sakau, aš nebegaliu, aš someljė. O čia, nu nebūna žuvies ir kitos someljė, man netinka pagal lygį. Tai va, ir visko pridarėme, veikiam, va, visus pažįstamus tokius, aš jo nepažįstu, kažkas jį pažinojo iš mūsų, susikvietėm ir, nu, ir viskas. Ir taip, ačiū Dievui, kad COVID atėjo, tai tyliai užlinkom. Žiauriai geras pasteisimas, nes rezultatas, opa, nėra nieko. Kai visi klausė, kodėl, aš sakau, nu, po COVID nebeprisikėlėm. Jokingiausia, kad mes to Paulius ant draugeliai, viskas gerai. Ir jis po to sako, žinai, reikia uabą likviduoti. Aš sakau, aš doras žmogus, jokių čia antstolių nebus, nes čia tik pas plėšikus antstoliai ateina. Mes, sakau, užsimokėsim atlyginimus ir taip ir padarėm. Viską išpardavėm ir ne pas antstolius tas daiktas, o parduotas, nes kiti kvailiai nusipirko. Dar sakėm, čia latviškas labai geras, latviškas ir geras, sveiki. Tai... Jo, latvių tai nemėgstu žiauriai. Akordeonų nemėgstu, nes buvau loseris, nes liepia groti akordeonų ir latvių. Tai va, jeigu Latvija sukurs akordeoną, čia bus didžiausia nesąmonė pasaulyje. Tai, bet čia, nežinau, kaip laiko irgi, bet čia baigiant link to, tai kas čia gavosi? Tas Paulius sako, nu gerai, sąžininkai, bet tada sako, reikia mestis uždarimui. Ai, sakau, aš gydėjinis, sakau, akcininkas. Tai ne, aš nepradau ne euro, valgiau žuvies. Ir dar juokingiausia istorija, tai to nežino net man net geriausi draugai nežino. Nu, nes durnumas yra beribis, kaip ir pasitikėjimas savim. Tai aš nežinau, pas mane dvi tos savybės ar tik viena yra manyje.
Tai mes antrą atidarėm Palangoj. Irgi išlinko. Ir gerą vietą radom, ten, kur važiuoja į Palangą, kur stato, nu ten, kur pilna žmonių. Nu neperka lietuviai žuvies, supranti, rūkytos brangiai. Ir aš iki dabar nežinau, kodėl mums nepasisekė. Aišku, kad aš manau, kad aš čia kalčiausias, nu nes, blemba, nu, moki pozicionavimą tai ir daryk, o nepaišyk, nekurk logotipų ir nesąmonė. Bet visa šitą istorija yra žiauriausia, kad aš, kada išvažiuoju iš Vilnius, aš labai mėgstu išvažiuoti iš Vilnius, mane persikėja yra visom kryptim. Ar aš važiuoju į pastos Latvijų pusę atsilikėlių, ar į Klaipėdos. Visur važiuoju, yra va tokia reklama. Jie yra du priešai mano didžiausi ir jam labai gerai sakasi. Opa, va kaip reikia daryti marketingą. Tavo kūnas vertas geriausio, maitinkis sveikai, rinkis rūkytą žuvį. Ir ten pilna žmonių. Ir jie deda žuvį ant palėčių, ant grindų, bet be popieriaus. Ir visi perka, nes tikra natūralu laukia. Tai, nu, va, atsakymas, tai žuvyje, tai jie kieti. O aš nelabai. Tai va tokia mano ta žuvies istorija, tokia dūmo kvapo. Taip, ačiū.